kaip reikia įdėti į štai laptopą naują diską. Šiuo atveju turiu štai naują Patriot. Štai toks variantas, Bursti Light. Taip, ir tokiu būdu įdėsime į šį laptopą, nes jame yra jo senojo tipo HDD diskas 500 berods. Taip, kompiuteris yra toks, Lenovo IdeaPad 100. Tikslesnį modeliuką galima būtų pasižiūrėti kitoje pusėje. Taip, pabandykime. Gal šiais pasižiūrėti. Štai kaip tik. Model 80MG. Štai toks. Berods visi varžtai yra likę dar kol kas. Tai pradėsime atsisukinėti tuoj. Ir reikia prieiti prie kietojo disko. Pažiūrėsime, ar varžtai vienodi. Nes būna visokių atvejų. Dažnas atvejis, kad varžtukai būna skirtingi. Taip, man reikia magnetuko. Gerai, pradedam nuo apatinės, tai yra priekinės dalies. Taip, čia pas manęs šaltoka, nors jau įsijungiau šildymą. Taip, tie 4 vienodi. Tai už tai taip šiltai apsirengęs visada. Čia irgi vienodas, ok. Taip, čia klaviatūros, vis tiek reikia atsukti. Opa, atsargiai, nepersukant šitų galvų nepersukti reikia, svarbu. Taip, čia irgi vienodas. Ir štai dar yra varžtukai klaviatūrai. Pat. Tik toks trakštelėjimas turi būti trakšti. Tada atšoksta šitie vintai vadinami. Ir tada gerai. Todėl turi jausti, kai suki, kad nepersukti galvos, nes kitaip tai... O čia laisvas varžtas jau būtų greit iškritęs. Kampiniai. Zaveiskiniai varžtai, tai ten visada yra problemas. O dulkių labai daug prisirinkę žiūri. Tas irgi polaisvės toksai varžtukas. Taip, bet šitie irgi vienodi. Kaip ir visi. Nu, pas Lenovo jo vienoda, dažniausiai kiek pastebėjau būna. O šiaip tai... Kas dar čia tokio pas Asusus būna berods skirtingi. Nu, priklauso nuo kokių metų, žinai, kokio senumo laptopai. Taip, atsukta. Dabar taip. Šitas turėtų būti jau atsilaisvinęs berods. O gal ne. Imsim kol kas. Gal ten iš po klaviatūros. Jisai atsilaisvina. Bet klaviatūros man kol kas nėra būtina atsiimti. Štai tokia vat. Skardelė labai puikus dalykas. Atidarinėjant korpusas. Kiekvienas laptopas praktiškai skirtingas. Todėl reikia būti atsargiam ir eksperimentuoti, kaip sakot, nuo chodų. Kiekvienu atveju bandyti, jog gali būti, nors čia atsisukome iš apačios varžtus, atsisukau, tačiau gali būti, kad suprantat, pavyzdžiui, atsidaro per viršų, nuimant klaviatūrą ir taip toliau. Bet čia žiūri nedarinėtas laptopas,
labai gerai išlaikytas. Pasiskime truputėlį. Taip, korpusas nedarinėtas buvo. Toks gana varžus toksai, žinai. Tai čia po to nėra jokio varžto. Taip, vis dėlto eikime prie klaviatūros. Nes kažkaip tai labai įtartinai man čia atrodo. Įtariu, kad šitas DVD-romas, jisai yra prisuktas su varžtu esančiu po klaviatūra. Bet mes tuo ir viską įsitikinsime. Klaviatūros varžtai atsukti, puiku. Taip pat. Čia tie atšokinėti turi, nes jokių tokių būdavo anksčiau tokie mygtukėliai iš kraštų. Čia paspaudį klaviatūrą iššoksta gražiai. Čia šitiems atvejams nėra. Va, dabar gražiai iššoko. Štai klaviatūros išėmimas. Taip, kur čia mane laikote? Taip, visiškai teisingai. Būtent CD-ROMą laiko varžtelis. Dabar žiūriu, kodėl čia man jisai sunkiai taip. Aha, okei, tada reiškia iš čia. Aha, taip įdomiai čia. Štai, reikia viską kantriai, atsargiai su tokiais reikaliukais. Dabar čia biškį apšvietimą pasistumėm į patogesnį poziciją. Štai fiškį matome. Štai klaviatūros fiškė. Na, nenoriu turiu ją atsijungti, nes kitaip neprieisiu. Čia nėra kaip to piršto nago užkišti. O, gal tai biškį. Gražiai. Puiku. Taip, po to šleifas, aišku, matau, yra priklijuotas. Tai reikia truputėlį atsargiai švelniai kitaip. Valikni vietą. Klaviatūra išimta. Štai, va čia yra varžtas. Kur tas manos? Va, varžtas yra. Varžtelis mažas dėl CD-ROMo ištraukimo. Todėl nereikia skubėti jo lupti. Sakau, čia, žinau, kiekvienas laptopas sava konfiguracija, savas išdėstymas yra. O dabar jau galima jį stumti. Čia yra korpusiukas, tai mums reikia iš anos pusės. O dabar apsiversime to ir iš anos pusės. Dabar atsukti yra kraštiniai, laikantieji varžtai, todėl reikia labai atsargiai šičia. O tai zuviesai esantis prisukti ant po vieną varžtą, jie gali greit išplėšti. Taip, žiūrėkime. Opa. Grįžtame vėl tą pusę. O dabar jau galima šitą gražiai ištraukti. Va, dabar ištraukiau. Ir kaip tik čia, paslėpti yra du varžtai. Štai čia vienas ir štai čia antras. Taip kad, kol CD-ROMo neištrauksi, tol va šito viršutinio dangčio net kelsi netidarysi. Va tokių niuansų. Pilnas pasaulis. Čia labai maži pliusiukai, o jau porą kartų. Gerai, kad be jėgos. Reikia, kad nepersisukti, reikia su dviem rankom sukti. Tai va, tai irgi labai mažutės galvytės. Tai kol ką žiūrime čia. Tai va, suktimas. Tai pabandykime truputėlį. Kažkas abejingai yra
užsiveržė. O dabar laisvėjo šiek tiek, labai gerai. Tai dabar. Štai truputėlį pakeldami, to tęsim sukimą. Nes kitaip aš tai nenori. Jie tiesiog va štai su visų tą veržlę išsisuko iš plastiko. Ant tiek yra užkepę, kad yra kaip yra. Čia jokia, kaip sakant, nei kaltė iš mano pusės, nei problema, kad pačio laptopo, žinai, yra kaip yra. Sakau, ko jie taip sunkiai sukasi ir niekaip neatsisuko, jie tenai sukasi. Taip toliau, kitas varžtas. Suki, ir jis niekaip neišsiima. Labai sunki problema. Tai pabandykime įkišti kažką storesnio. Na šiaip netreba. Šitas berods kaip gražiai išsisuko. Štai taip. Ten liko iš viršaus tokių varžtų. Tai va, juos pabaigime atsukti. Šiaip ar taip. Kaip sakant. Va. Pabaigime atsukti. Nes jie matyt laiko aną apatinę dalį. Štai jų yra labai daug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 varžtai. Matus labai iš vis praktiškai manau, kad nebuvo ardytas šitas kompas niekados. Ir visi varžtai labai užkepę. Išskyrus, aišku, pačius zuvėsinius. Čia tokie už priekinio pasidėkime atskirai. O, tak štai. Opa, trakštelį turi. Toliau 5. Toliau 6 ir 7. Opa. Dėl viso ko atsukime visus. Nesidari, jie laiko ten apatinę dalį, tai vat. Kol kas šleifų neatjunginėkim, kurių nereikia. Dabar bandome vėlgi tęsti atidarymą. O, va dabar vidinė dalis jaučiasi, kad lengvai. Taip vat. Gerai. O, va taip vat yra paėti. Truputėlį pamanevruojam. Nu, dulkyčių šiek tiek susikūpė. Ir štai priėjome prie 4 disko. Tai vat, norint pakeisti SSD diską, įdėti naują SSD diską, tarkime. Štai kokia procedūra
atsidarinėjimo, atsukinėjimo ir taip toliau. Kokį 20 ar 30 varžtų. Štai atsukinėta. Taip, kas čia 4 gigabaitai. Ramiuko, mažas vargšelis, plačykė čia. Ekonominės klasės vargšelis tas laptopiukas. Nu, tik tiek, kad jau naujesnės kartos su USB 3 fiškė. Štai mėlyna USB fiškė. Taip. Ir viskas, kaip sakant, SOC. Viskas viename. Procesorius. System on chip. Jo. Taip, eina šleifukas. 30 pinų. Baterija. Štai netgi štai matome. Netgi štai naklėječka Lenovo dar tebėra. Suplėšiau ką tik. Nėra skirtumo čia. Nebe jaunutis tas kompiuteriukas čia. Visiškai nesvarbu. Taip, iš karto sukame. Tai viskas atlaisvintas, lieka ištraukti iš fiškės. Nu, čia reikia 2 rankų. Tai va, taip pasižiūrėkime. Čia visiškai nesvarbu. Atjungti nuo baterijos šiuo atveju kietas diskas. Seno tipo, plius sugeręs, tai visiškai nesvarbu. Nu, ramą ištraukinėjant, ten dar kažkokius tai vienčius elektrostatikos mazgus reikėtų atjungti bateriją, bet šiaip tai 500, gerai. Dedam iš karto čia. Taip, nusiimkim magnetą. Nors nelabai tas įtakoti, bet taip pat. Tai va dabar apkeisim šitą su šituo. Taip, reikia pasiimti. Štai. Kol kas pauzė. Taip, atsipjausiu, atsidarysiu šitą. Ir tada dėsim ten. Štai ką tik atsipjauviau. Taip, šitą diską išsiėmiau. Gerai, dabar čia išsisukime. Išsitraukime viską. Išsimontuokime. Čia irgi užkepę reikės tvirtai laikyti. Jo, kad neprasprūstų, kad varžtus neprasukti. Varžtų galvos. Nes metalas su metalo, kai įsuki, jie būna labai užkepę. Tai čia taip pat atsukome kitą pusę. Ir ketvirtas varžtas. Štai diskas senasis, o čia diskas naujasis. Ir juo taip dedame. Štai tokia diskų keitimo procedūra. SSD, aišku, naujas, greitas, palyginus būtent su šituo senučiuku. Šitie satiniai trečios kartos satas greičiai siekia iki 500 mega.
Taip, iki 500 megabaitų. Tai dabar pabaigiam paveršti. Viskas. Dėtas diskas. 240. Štai. Taip, reikia pasitikslinti. Tai va, santykinai greitai, aišku, lyginant su tais senais HDD diskais. Nes dabar jau yra, aišku, šiai dienai 25 besibaigiantis. Yra kur M2 formato diskai, greičiai, kiek ten buvo, mačiau, 15 000 megabaitų per sekundę. Tai va štai, skirtumas yra. Todėl tie naujieji SSD, jo, kur M2 formato yra būna, tai jie super greiti. Šiaip tai aš irgi turiu namuose tokį stacionarų kompą naujos kartos, jau ten palyginus. Susirinkau, pasidariau tokį kompą, tai turi M2 formato diską SSD. Tai ten jau 7000 megabaitų per sekundę. Tai ir tai jaučiasi toks, žinai, kaip sakant, stiprumas, palyginus su visais kitais. Taip, susukame varžtus atgal. Toks procesas, viskas diskas įdėtas. Dangtą galima vėl grąžinti į savo vietą, uždengti. Toliau prasidės surinkimas ir po to Windowsų instaliacija. Tai dabar surinkinėsime korpusą. Nieko, kai suksis, po to dasispaus visas ten zakliopkės. Tai grąžiname visus varžtus. Štai. Įėjome į fiškę. Nu što, dabar reikėtų iš apatinės, tai yra iš viršutinės dalies prisukti varžtelius. Taip, nuo to čia nesusispaudė. Taip pat. Nu, dabar berods gražiai. Užsispaudė, čia susiverš dar tvarkoje. Opa. Čia. Taip, tvarkoje. Sukame varžtus. Tuos, kuriuos antroje eilėje atsukome viršutinius. Tai va, šitam kompui procedūra kokia. Naujo SSD disko įdėjimas. Ir operacinės sistemos be abejo. Įdiegimas ir paruošimas darbui. Viso ko sudiegimas. Driveriai, kurie jau patys nesusidiegtų. Tokių būna atveju labai daug. Pagrindiniai ten visi vaizdo grafikos taip toliau susidėję, tačiau būna ten visokie papildomi driveriukai, tenka pavargti, paieškoti, ypač senesniam kompam.
Tai netgi Windows, sakykime, 10 ir 10 ir tai jie, kaip sakant, nesusiranda visko. 1, 2, štai. Tai čia buvo tas vat. Šitas. Tai apsigyvenimas. Ir dar vienas paskutinis varžtukas. Štai. Dabar grąžiname klaviatūrą. Taip, reikia jungti fiškę. Be abejo. Įsodinti tvarkingai. Ir viskas. Dabar reikia viską įpaišyti. Viskas. Dar šitas kraštas. Čia gerai. Paskui pasižiūrėsim, jeigu kažkur dar nedaspausta. Varžtai patrauksiu save ir tada pasižiūrėsim. Taip, dabar kita pusė. Tai varžtų susukimas dabar. Taip, pradėkime čia tarkim. Nuo priekio. Taip, visi varžtai vienodai. Taip, kraštinukai. Stengtis labai neperviršti tų kraštinių zavėsų, nes neišplėštų tų veržlių iš plastiko. Šiek tiek jausti švelniai, taip kad varžtas nebelengvai sukasi ir viskas. Opa. Gerai čia. Nes čia darinėja zavėsus tos irgi sunkus atvejis. Geriau, teoriškai geriau, kai tie zavėsų varžtai yra tarkim, po šitom gumom. Po duškėliam. Tada jie netgi, jeigu atsilaisvina, jie neiškrenta tada. Niuansų pilna. Štai. Susuku, nors paprastai stengiuosi, kol neišbandžiau, kaip sakant, neįjungiau, nepabandžiau tau nesusikinėti varžtų. Nes maža ko, gal kažkoks niuansas, kažkas nedasijungia, ar kažkas neveikia. Gaunasi, kad 10 kartų sukinėjai tos pačius varžtus. Taip kad šitos praktikos reikia laikytis ir visų varžtų neskubėti susukinėti. Tačiau yra niuansas vienas. Kai baigus darbus, reikia nepamiršti susukti visus likusius. Kažkada buvo labai senai vienam telefonui. Taip ir buvo, kad skubėjau padaryti. Žinai, porą varžtų kažkur įsukai korpuse, ten buvo kažkoks ar S3 Galaxy ir kažkoks jo. Ir staigiai jungiai žiūrėti, bandyti, ar ekraną keičiau, ar kažką tvarko, viskas veikia, darai, toliau sutvarkai ir apie tos varžtus ir užmiršti. Tai gerai, kai klientai būna ne kokie nors psichopatai, žinai, net jinai nedaužo tau galvos į sieną. Nu, nors, suprantama, tai netyčinis atvejis. Nu ir tyčia tų varžtų neišsukau ir panašiai, arba nedasukau. Tai vat, visokių niuansų būna, žinai. Vat, reikia būti super dėmesingam. Taip, magneto kol kas nebereikia. Viskas, kol kas jungsim, žiūrėsim toliau. Kol kas tiek, ačiū už dėmesį. Taip, dabar pradėsime instaliacinį procesą. Operacinės sistemos Windows 10. Nesvarbu, kad jos pasibaigė galiojimas. Šiais metais prieš mėnesį praktiškai ten ar rugsėjo ar spalio mėnesį. Nesvarbu, jie toliau gyvuoja, egzistuoja ir taip toliau. Dabar žiūrėkime.
kaip aš darau? Manau, kad pačiu optimaliausiu metodu darau. Štai yra flešiukas su startinė sistema. Čia tokia vadinasi WinPE. Jo, su ją, sakant, live šitą live operacinę sistemą, LiveOS. Jis užsikrauna būtent iš to flešiuko ir tada galima toliau vykdyti procesus. Tai mes įkiškime čia į paprastą USB fiškę. Tai čia bus užsikrovimų į Windows. Tų laikinų į Windows, per kuriuos bus galima daryti veiksmus, kad įdiegti šitą į tą naują diską SSD. Taip, tai vat dabar žiūrėkime. Galim iš karto jau įjungti, maitinimą užjungėme, spausti įjungti, pažiūrėsim, ką rodo. Štai Lenovo. Kadangi SSD diske nėra jokios Windows ar panašiai sistemos operacinės, tai BIOS'as iš karto randa šitą flešiuką ir užkrovimą duoda iš karto iš jo. Taip, tai šiuo atveju pasirenku štai Win10 šiam 4 bitų. Taip, pukšt, paleidžiam užsikrauti. Vadinamąją gyvąją OS, LiveOS. Štai, kai neužsikraus, diskas jau naujasis įdėtas, tai mums beliks šiuo atveju štai, kokiu metodu darau. Turiu štai papildomą diską. Čia yra M2 diskas įdėtas į tokį adapterį. Čia tik apklijau, kad nepažeisti nieko. Štai toks dalykas. SATA formato fiškė. Tai čia jau yra įdiegta Windows 10. Sukonfigūruota, paruošta, Tai kai tie užsikraus, tada pasijungsim dar vieną šitą diską papildomą prie to kompo. Ir būtent iš šito disko jau įinstaliuotus operacinės sistemos padarysim klonavimą būtent į tą naująjį diską SSD. Taip, šiuo atveju čia stovi, nesvarbu. Tai tokiu būdu, klonavimo būdu. Tai yra pats greičiausias, paprasčiausias būdas, negu kad kiekvieną kartą instaliuoti, atlikti instaliaciją, įdiegimą iš, kaip sakant, kažkokio tai šaltinio. Po to vėl visą konfiguraciją, instaliavimo procesus daryti toliau yra per daug prabanga, taupančiam laiką. Vėl daroma taip. Dabar kaip jį pajungti? Štai yra toksai adapteris. Šiuo atveju yra toks, čia aš kaip pasidariau, čia buvo tas adapteris prijungtas prie kito, kaip sakant, gimtasis adapteris prijungtas prie berods Intenso išorinio disko. HDD disko. Tai aš jį išėmiau, pasidariau tokį 3D modeliuką, atsispausdinau laikiklį tokį. Štai jį užformavau, užspaudžiau, susukau ir pasidariau tokį adapterį. Šis yra greitas, USB 3 formato, tai tuo gerai, žinai. Tai štai toks metodas. Tai dabar jau ta sistema, matau, užsikrovė. Gerai. Dabar užjungiam šitą adapterį ant šito Windows 10 disko. Tai pradžiai dar mes jo neįjungiam, štai fiškė čia. Bet pirmiausia, pasidarbuojam su šituo naujoju SSD. Tai yra pirmoji eilė. Reikia nueiti štai čia. Управление дисками. Čia по-русски. Arba kitaip tariasi Windows Disk Management. Šitas punktas. Laukiam, kol čia pasirodys diskų visas konfiguracija ir sudėtis. Ir turi išmesti tokią lentelę. Jeigu diskas naujas visiškai, galbūt ir senas, bet jam numušta inicializacija. Šitam šiuo atveju SSD diskui. Paprastai naujiems visada būna nepadaryta inicializacija. Kaip sakant, nesukurtas visas particijos. Tai pasirenkam šiais laikais jau renkamasi šitas variantas. GPT Guide, Partition Table. Tai disk nulinis šitas SSD mano, naujasis, ne mano, šitas kombo. Kaip tik yra 223 GB.
Tai tiek ir turi būti ten susivalgant indeksavimų visokių ir taip toliau. Taip, spaudžiam OK. Pasirinkam, aišku, kaip sakiau, antrąją punktą. Guide GPT. Ir OK. Jis inicializuoja ir viskas. Šitoj programytėj daugiau nieko nereikia daryti. Viskas uždaroma. Toliau pasijungiame šitą diską su Windows 10. Štai čia užsidegė žalia lemputė, nesvarbu. Čia dėl to, kad yra, esmė kokia, kad yra pats tas diskas seno tipo, NVMe, ten vienu žodžiu PCI Express fiškė ar kokia ten. Formatas senas, satinis formatas. Taip, nesvarbu, OK, ir jisai nepalaiko USB 3, OK, mums tiks ir toks greitis. Va, pasijungiam šitą diską, išorinį. Dabar einame į papildomą programą. Tai bus backup ir восстановление. Pasirinku aš šiuo atveju savo atveju Acronis True Image. Čia daug yra variantų kitų, kuriais galima padaryti tai, bet tai galima padaryti su šituo. True Image. Štai, toksai variantas. Sorry, čia truputėlį eksperimentuoju su savo šito kojoku tokiu telefono laikikliu. Taip, dabar atsidarę programėlę, einame instrumentai į utility, klonирование diska. Čia spaudžiam šitam punkte вручную, viską darysim rankomis, ne kojomis. Taip. Dabar užklausimas, čia labai svarbu dėmesingai pasirinkti teisingą eiliškumą. Čia punktas исходный диск. Исходный reiškia šaltinis. Šaltinis pas mus yra šitos operacinės sistemos, va štai šitas diskas. Tai yra išorinis. Tai bus va Intenzo, kaip sakiau. Intenzo 120 KB. Исходный. Spaudžiam dalį. Dabar išmest kažkokią klaidą. Удалось заблокировать диск. Nesvarbu, čia mes spaudžiam, čia matyti su šita Acronis programytė kažkas yra gliučina. Dar kartą ir dar kartą operacija. O gal ir 4 kartus. Taip. Paskutinis, 4 kartai. Nesvarbu ten, tą išbraukim iš. Ir dabar prieėjome prie šio punkto целевой disk. Tai yra tuščiasis. Kaip sakant, target disk. Tikslinis. Ir čia vat pas mus aktyvus tinkamas, kuris tinkamas yra tas vienas Patreon. Burst Elite 240 GB. Viskas. Spaudžiame dalėje. OK. Šituose punktuose kopировать без изменений pasirenkame. Taip. Čia šitam punkte вручную vėlgi dalėje. Ir viskas. Paskutinis punktas. Spaudžiam. Čia pasistumdyti galima šitos dydžius diskų. Viskas. Jau čia va paskutinis punktas. Jo. Kaip atrodė prieš, dabar ir kaip bus. Viskas. Spaudžiam pриступить. Ir klonavimas prasideda. Štai matome. Kopируем разделы. Va taip. Kol kas tiek, lauksime proceso pabaigos. Taip, štai šitas klonavimasis tęsiasi. Štai toks progresas. Matome, procesas vyksta, lemputė mirksi. Tai va, tokia sistema suklonuota, jinai būtų jau visiškai sukonfigūruota, nes ten iš anksto visko susinstaliuoju į šitą diską. Susikonfigūruoju, sudėgiu įvairias naršyklės, driverius ir taip toliau. Kaip sakant, paruošiu viską tvarkingam naudojimui. O po to, esant tokiam atveju, paimi, viską suklonuoji,
iš to disko į naująjį SSD diską. Toks procesas žymiai greitesnis tampa. Tai va, lauksim, kol pabaigs. Taip, štai operacija klonavimo užbaigta. Spaudžiam OK, uždarom čia. Dabar pabandom tvarkingai atsijungti šitą mūsų išorinį diską. Taip, локальный диск. Čia spaudžiame. Извлечь накопитель безопасно. Pabandysim atjungti. Atrodo leido. Ir reikia palaukti, kol užges lemputė. Štai užgeso viskas. Dabar galima jau jį atsijungti saugiai. Viskas. Jo, viską reikia daryti tam tikrais žingsniais, tvarkingais žingsniais. Tai dabar toliau. tą sistemą mes galime jau dabar išjungti. Nors taip padarykime. Taip pat atsijunkim savo flešiuką, irgi безопасно, jeigu išleis. Spaudžiam taip. Štai šitą flešiuką. Atrodo leido. Viskas ok. Jį ištraukime. Va. Ir dabar bandysime perkrauti šitą sistemą, перезагрузка. Ir kompas turėtų teoriškai krautis iš naujojo SSD. Štai, lyg ir užsikabino. Žiūrėsim, ar dasikraus iki galo. Reikia paduoti, aišku, jam galbūt interneto kokį fiškę. Ar ne, jeigu čia yra. Iš karto, nes jisai galbūt iškart siūsis driverius, kokių trūkstams. Štai, pradeda procesą. Gearing devices ready. Štai. Mat, kaip tik tas yra atvejis, kad jisai pradeda kažkokius organizuoti, tvarkyti driverius, programas. Todėl geriau iš karto paduodamas internetas. Tai va, tokie reikaliukai. Lauksime, kol jisai baigs. Ir pažiūrėsime, kaip jisai užsikraus. Taip. Taip, šį kartą matomai. Tai va, čia buvo klonavimas atliktas, kaip matot jūsų akivaizdoje. Be jokių, kaip sakant, Windows diegimų. Nuo pat pradžių. Tiesiog suplanuota. Galima tiesiog paimti kokį nors kitą kompą, jo diską jau naudojama, suplanuoti štai šitaip į naują kompą, į naują diską. Ir bus lygiai tas pats. Bus galima turėti du vienodus kompus su skirtingais smegenimis ir visa technika. Jo, tai tokie momentai. Klonavimas čia yra superinis dalykas. Taip. Jį naudoju jau nežinau kiek metų, gal kokį 100 metų. O jei rimtai, grubiai tariant, 20 tai tikrai, o gali būti net jau ir apie 25 kokius. Jeigu dabar 25 metai, tai va, atgal 25 bus 2000. Kaip tik tada prasidėjo šitų IBM PC visų personalinių kompiuterių era. Tokie truputėlį jau stipresnė negu kad ten kokie, žinai, 90-ųjų 386, 286, kur Windows geriausiu atveju 3.11 sukosi. Būdavo ir tokie laikai. Tai va, po 2000 jau prasidėjo tie normalesni Windowsai, 98, XP, būtent šitoji XP, geroji mūsų XP. Tai va, panašu, kad kažkur jau 25 metai, kaip klonavimą iš tikrųjų tokį kaip po tokį jau naudoju. Tai va, matot, viskas tvarko, viskas va, sukonfigūruota, net desktopo imidžai, paveiksliukai jau uždėti. Programos sudėktos, štai ofisinės. Naršyklė, dabar tikrai kiekvieną atsidaryti ir atnaujinti. Nes, žinai, kaip sakant, naršyklėmis atnaujinimai eina praktiškai kasdien, o čia šitas paruoštukas stovėjo nemažai gal mėnesių. Refresh, nereikia. Taip, mes galime pažiūrėti help einame. Tada about.
Ir štai prašo restartinti, kad atnaujinti Firefox'ą. Kaip ir sakiau, jam susivaikščioja atnaujinimai. Tai va tokių tik atnaujinimų, žinai, padarai ir viskas, daugiau sistema visa lieka kuo puikiausiai sukonfigūruota. Čia manau, kad joks kaip sakant, paslapties išskleidimas, atskleidimas čia naudoja, manau, kad visas techninis pasaulis. Klonavimo procedūras, visi technikai, visi šitie kompiuteristai naudoja šitą metodą, garantuoti 100%. Ir čia jau šią dieną jau nėra jokia paslaptis. Jokia paslaptis. Taip pat nieko nenustebinsiu, nebent galbūt jūs nežinojot. Gerai, žinoma, ne visi gali žinoti. Tai va, jeigu, prašau, naudokitės metodą. Tai va, dabar tokius suderinimus atliksiu ir bus viskas su to kompu. Pakeistas diskas, įdiegta nauja sistema. Štai prašo, relaunch, čia update, ten kampe viršai. Neleidžiu, kol čia nepaspaudžiu, garit. Relaunch. Žinai, Chromas šiek tiek yra toks kaprizingesnis, jisai prašo reinstall pastoviai. Jeigu tik daugiau pasenus už kažkokį tai intervalą, tai jinai prašo perinstaliaciją. Nėra interneto, kodėl ne? Kartais būna tos fiškės nesuveikia. Planinės toks. O buvo atsiradęs. Štai. O. Tai, download. Nepavyko įtiekti. Bandykim dar kartą. O šitą spėlojasi. Gerai, pratęsim paskui. Tai va, tokiu būdu. Dabar, aišku, reikės dar paleisti ir atnaujinimus. Kurių bus daug. Jau kol kas atjungsiu internetą, kad jisai, nes aš dabar nebeturiu laiko čia sėdėti prie to kompo, kad nesisiųstų ir man neužokupuotų šitą kompiuterį. Tai kol kas tiek, štai efektas padarytas. Kaip matome, darbas padarytas, kuo puikiausiai. Su kuo ir sveikinam.